Sveiki, pakalbėkime apie medžio faniruotės detalių kokybės standartą. Faniruotė tai natūralus medžio lukštas užklijuotas ant žaliavinės plokštės. Pats lukštas neturi dirbtinių rišamųjų medžiagų, jis yra trapus ir netolygus, todėl gamybos metu galimi tam tikri nutrupėjimai. Pagamintų detalių kokybė vertinama vizualiai 70 cm atstumu arba per ištiestą ranką. Leistini nutrupėjimai skirstomi į didelius ir mažus. Dideliais laikomi iki 3 mm ilgio pagal medžio rašto kryptį, o mažais iki 2 mm. Abiejų plotis negali būti didesnis kaip 1,5 mm. Nutrupėjimas leistinas tik detalės krašte. Viename ruošinio perimetro metre gali būti tik vienas didelis nutrupėjimas arba iki 3 vienetų mažų nutrupėjimų. Siekdami išlaikyti aukščiausią gaminių kokybę ir sumažinti nutrupėjimų riziką, ruošinius gaminame tik iš faniruotės, kuri užklijuota ant medžio dulkių plokštės.